Mane ką tik pralenkė kažkas, kai greit varo irgi. Tai aš važiuoju dabar iki Žagarės, nes Andrius su Linu jau tenai. Tai dar apie 60 km. Ir dabar jau prie pat Mažeikiai pasiimsiu valgyt. Apat yra tukas. Pasiėmiau sumuštinį, 2 vandens, viskas pilna. Pasiėmiau šokoladukų, nes daugiau nieko nebebus iki ryto. Ir čia užsienietis va su manim net. Tai jis irgi sakė mins, bet jisai žymiai greitesnis nei aš. Bet pasakiau jam, kad irgi pasiimtų visko. Apa. Dar atvažiavo, kol mes pavalgėm. 2:30. Judam toliau. Judam toliau. Švinta! Labas rytas! Dabar bus Žagarė. Tenka atsistojus minti. Atsistojus minu, nes užpakalis labai prilipo prie sėdynės per visą naktį. Ir reikia paįvairint. Pagaliau. Visą naktį iki Žagarės. Skinam gėlės, darom nuotrauką, važiuojam toliau. Kavytas dar. Ir vėl Žagarėje. Čia prasidėjo kamino. Labai pradėjo migdyti, labai. Reikia ieškoti, manau, jau vietos. Čia jau tiek minant, tai mažas šansas neužmigti. Ir reikia, manau, pavalgyti. Tai atsidaro už 5 minučių. Nemiegojau naktį, bet šviesi naktis buvo. Dabar buvau parduotuvėje, nusipirkau sumuštinę. Reikia pailsėti. Atsirėmus va į medį. Kad kojytė šiek tiek pailsėtų. Ir laukia dar apie 350 km iki pačio galo. Norėčiau prisnūsti. Bet reikia minti. Nes laiko turim iki pirmadienio 7 ryto. Norėčiau tikslą pasiekti rytoj, ar ryte, ar per pietus, ar vakare. Tai turiu tik vieną powerbanką. Nakčiai neturiu lempos. Dabar vėjas palankus. Ir esu Jonišky. Ir dabar visą kelią reikia grįžti. Tai jau tikrai jaučiuosi pavargus. Ne tai, kad net miegas, bendras nuovargis, tikrai visas kūnas jaučiasi. Nėra dar taip blogai, kad negalėtų minti, bet kojas jaučiasi. Tai aš neįsivaizduoju, kas bus po kelionės. Bet vis tiek smagu. Kiti jau irgi juda, kas gale už mane. Kažkas jau senai priekį. Einam suvalgysim sumuštinius. Kojytėms geriau, kai pavaikštai, pasijudini. Reikės dabar daryti pertraukėlės dažniau. Bus nelengva pabaiga, kiek matau. Pauzė padėjo atsigauti. Kimbam į minimą. Minam dabar iki Pasvalio, tada bus Biržai, Rokiškis. Baisu. Nudažė ką tik linijas baltai. Esu Pasvaly. Andrius su Linu čia irgi. Bet arba jau išvažiavo, arba dar sėdi Hesburgerį. Koks vėjelis šoninis. Reikia pailsėti man. Aš jau prie pat Biržų.
Ole, 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 Biržai. Važiuojam į Biržų duoną, greit pavalgysim. Tada į Rokiškį, ten pasikrausim powerbankus. Ir iki Ignalinos vakarop. Arba jau sutemus. Ir rytoj ryte likusi visą maršrutą. Tai rytoj apie pietus galbūt užbaigsiu. Bet tikrai ne ryte dar. Šiek tiek kairiojo bato pirštus trina. Dabar pasižiūrėjau. Skaniai pavalgiau. Tuoj suvalgom dar šitą bandelę. Kaista veidas, tai lauk atėjau. Pailsim. Važiuojam į Rokiškį. Rokiškį vakare dar kartelį pavalgom. Iki Rokiškio apie 60. Pasikraunam. Ir jau iki finišo per naktį. Oi, jau nelengva man šiandien. Reikia susikaupti ir užbaigti. Viskas, stosim, reikia minti, bet reikia numigti ką tik. Va čia vos nenuvažiavau, užmigau ką tik prie vairo. Dabar link Zarasų. Ir tada link Ignalinos. Taip gražu čia. Pasimėgauti galima vaizdu. Prasitampyti, prasivaikščioti daug kilometrų, labai daug kilometrų turiu. Kojos visos. Zarasai. Dabar 50 km iki Ignalinos. Ignalinoje bus parduotuvė, tiksliau degalinė. Ir tada jau liks tik 150. Tai iš viso apie dar 200. Tai dar 3 valandas, kol pasieksit, manau. Lenda tie odai visur dabar. Esu prie miestelio. Ten, kai nusileisiu, iškart jisai bus. Ir kur dirbs degalinė. Ir dabar yra 1 valanda nakties, bet labai noriu miegoti. Einu greitai, pusvalandų kaip prigulsiu. Ir minsim iki pabaigos. Prisiklaus, čia bus gerai. Bent jau trumpam, kaip sakau. Situacija tokia, kad kaip ir nedirba, čia nieko nėra. Tamsu. Visų pirma, tai sėdžiu degaliniai prie durų, nepučia vėjas, netyja, nes dabar krapnoju ant dviračio. Neturiu jokio labai jau ir maisto tik riešutų. Ir turiu net šviesos kaip minti. Reikia palaukti šiek tiek, kol prašvis. Tai aš einu pamagoti. Ramiai čia įsikūriau. Dabar to pasirinkimo nelabai turiu. Čia pasirodo buvo kita degalinė. Nusipirkau 2 croissants. Įvedu neįleidžia. Kavos neturi. Pavalgom ar pradedam minimą. Užbaigiam šitą kelionę.